parabolės abonentai. Sveikinu jūsų šventomis Velykomis ir linkiu, kad ši Kristaus prisikėlimo šventė suteiktų jums daug džiaugsmų ir atneštų laimę į jūsų namus. Dabar daug rašoma ir kalbama apie tai, kas bus Lietuvoje, kai bus pereita prie skaitmeninės televizijos. Bet žiūrint tik reklamas, yra sunkoka susigaudyti, ką reikės daryti, kai bus išjungti analoginis televizijos siųstuvai. Nemažai ir mūsų abonentų galvoja, kad jiem reikės pirkti naują televizorių ir kokį tai priedėlį. O gal iš viso verta pereiti pas kitą tiekėją. Kad jūs nuraminti, nieko geriau nesugalvojau, kaip į visą tai pasižiūrėti abonento akimis ir pamastyti, kas man kaip abonentui būtų svarbiausia, jeigu reikėtų rinktis naują paslaugos tiekėją. Kokios priežastys mane paskatintų rinktis tokią firmą kaip Parabolė. Gal su manimi ir nesutiksite, bet man kaip abonentui svarbiausia būtų 3 pagrindiniai dalykai. Tai firmos patikimumas, paslaugų kokybė ir greitas gedimų šalinimas arba kitaip pasakius servisas. Aišku, nepamirštant ir kitų 3 svarbių dalykų surištų su paslaugos kaina. Taigi, renkantis Parabolę, man kaip abonentui būtų 6 svarbus dalykai, apie kuriuos dabar ir pakalbėkime. Šešios priežastys, kodėl verta rinktis Parabolę. Pirma priežastis. Parabolė yra patyręs ir patikimas paslaugų teikėjas. 1989 metais Parabolę įkūrė grupė radijo inžinierių iš Bangos susivienijimo, kitaip dar vadinamo Kauno radijo gamykla. Parabolė pirmoji Lietuvoje pradėjo konstruoti ir gaminti kabeliniai televizijai reikalingą įrangą bei statyti kabelinės televizijos tinklus visoje Lietuvoje ir netgi Maskvoje. Tikriausia, dar ne vienas telšietis, dirbęs telšių skaičiavimo mašinų gamykloje, prisimena Parabolės vyrus, mokinusius gaminti ir derinti Parabolės sukonstruotus palitovinės televizijos imtuvus, kurie buvo šioje gamykloje gaminami iki ji iširo. Tai buvo pirmieji palidovinės televizijos imtuvai sukonstruoti ir pagaminti Lietuvoje. 1995 m. Liepos 12 d. Parabolė pasirašė 2 savo svarbiausias sutartis. Su Plungės savivaldybe dėl kabelinės televizijos tinklo statybos Plungėje ir su Telšių savivaldybe dėl kabelinės televizijos tinklo statybos Telšiuose. Ir nuo to laiko ištikimai tarnauja šių Žemaitijos miestų gyventojams, teikdama moderniausias kabelinės televizijos, o nuo 2003 metų ir interneto paslaugas. Per tą laiką Parabolės abonentais pabuvojo beveik visi šių miestų daugiabučių namų gyventojai. Todėl, pradėjus taikyti nuolaidas už stažą, beveik visų abonentų sutartyse atsirado įrašas. Abonentas nuo 1995, 1996 ar 1997 metų. Ir tokių abonentų daugiabučiuose namuose yra ne po kelis, bet apie pusę viso namo gyventojų, o kai kur jų skaičius siekia net ir 60–80 procentų.
Antra priežastis. Parabolė rūpinasi paslaugų kokybę. Paraboliai visada pirmoje vietoje buvo paslaugos kokybė, kurios palaikymui buvo ir yra skiriama didžioji dalis uždirbamų pinigų. Todėl parabolės tinklas visada buvo laiku modernizuojamas ir gerai prižiūrimas, kad paslaugų kokybė visada tenkintų net reikliausių abonentų lūkesčius. Kad šitą tikslą pasiekti, buvo būtina išlaikyti kolektyvo stabilumą ir mažą darbuotojų kaitą. Todėl parabolė savo darbuotojams mokėjo padorius atlyginimus, o ne minimalias algas, kaip daugumoje firmų buvo priimta. Ir tai su kaupu pasiteisino. Investicijos į naujausias technologijas ir moderniausią įrangą kartu su aukšta specialistų kvalifikacija ir jų sukaupta didžiulė patirtimi užtikrina aukštą tinklų techninį lygį, o tai ir yra pagrindinis paslaugų kokybės garantas. Trečia priežastis. Parabolė teikia greitą ir patikimą servisą. Nuo seno abonentai su parabolės serviso darbuotojais, meistrais ir technikais telefonu bendrauja tiesiogiai, o ne per Vilniuje ar kituose didžiuosiuose miestuose esančius skambučių registravimo centrus. Todėl didelė dalis problemų yra išsprendžiama nedelsiant. O jeigu problemos nepavyksta pašalinti telefonu, ji pašalinama laike kelių valandų, o ne po kelių dienų ar savaičių, nes meistrai yra vietiniai gyventojai ir patys tomis paslaugomis naudojasi. Todėl atsitikus kokiam gedimui ar sutrikimui nedarbo metu, jie tai pastebi ir nieko nelaukdami tuoj pat juos šalina. Tokiu būdu parabolės tinklai praktiškai yra prižiūrimi visą parą. Nemažą reikšmę greitam aptarnavimui turi ir tai, kad abonentai gali patys be tarpininkų išsakyti savo pastabas tiesiai parabolės direktoriui ir vyriausiems įmonės specialistams. Ir tam nereikia jokių pastangų. Užtenka prisijungti prie parabolės abonentų forumo. Ir į visus klausimus ar pastabas bus greitai ir išsamei atsakyta, pačiu aukščiausiu lygiu, o visi nesklandumai bus pradėti šalinti žaibiškai. Ketvirta priežastis. Parabolės kompleksiniai planai taupo pinigus. Nemažai klientų
ypač jauni žmonės, norėtų naudotis visomis parabolės teikiamomis paslaugomis, žiūrėti daug analoginės bei skaitmeninės televizijos programų, labai kokybiškai klausytis FM radijo stočių ir naudotis labai greitų, neribotų galimybių optiniu internetu, bet negali tam skirti daug lėšų. Tokiems abonentams parabolė turi sukūrusi kompleksinius planus, kurie visas šias paslaugas apjungia į vieną planą už gerokai mažesnę kainą, negu perkant šias paslaugas atskirai. Penkta priežastis. Parabolės lietuviškų programų paketas yra geriausias sprendimas, pereinant prie skaitmeninės televizijos. 2012 m. spalio 29 d. Lietuva pereis prie skaitmeninės televizijos transliacijos. Analoginės televizijos siųstuvai bus išjungti ir tiems, kas tą problemą laiku neišsprendė, televizorių ekranai užges. Bet tik ne parabolės abonentams. Parabolė tuo pasirūpino dar pernai rugpjūčio mėnesį ir tiems, kas žiūri tik lietuviškas programas, suformavo 15 lietuviškų programų paketą, kurio kaina yra tik 8 litai mėnesiui, o pensininkams ir neįgaliesiems šis paketas kainuoja dar pigiau, tik 6 litai mėnesiui. Visiems buvusiems parabolės abonentams iki vasaros bus atstatomas stažas, todėl jiems bus taikoma dar ir nuolaida už stažą. Todėl abejoti neverta, laiko liko nedaug ir kol nesusidarė eilės, reikia tuo pasirūpinti, kad paskui negalvoti, pirkti naują televizorių, ar užteks ir priedėlio, pirkti lauko anteną, ar užteks ir kambarinės. O jeigu reikės lauko antenos, tai kur ją įrengti, kad netrukdytų ir taip toliau. Todėl geriausias ir pigiausias būdas šiai problemai pašalinti yra laiku užsisakyti parabolės lietuviškų programų paketą. Tada viską puikiausiai įrodys ir jau turimas televizorius, kuriam nereikės pirkti jokių reklamose siūlomų priedėlių ar blokelių. O svarbiausia, nereikės naudotis 2 distancinio valdymo pulteliais. Jaunimui tai gal ir nieko tokio, bet pagyvenusiems žmonėms yra didelė problema. Jie maišosi, ką su kuriuo pulteliu reikia daryti, ir dėl to tai jiems yra nepatogu. Šešta priežastis. Parabolė neima mokesčio už papildomai bute prijungtus televizorius ar kompiuterius. Parabolė už tą patį abonentinį mokestį prie interneto leidžia jungti ne vieną, o kelis kompiuterius. Žiūrėti ne vieną televizorių, o kelis televizorius. Kelių televizorių žiūrėjimui parabolės meistrai patys įrengia televizijos signalų daliklius, o kelių kompiuterių prijungimui prie interneto tinklo komutatorius arba bevielio tinklo maršrutizatorius. Nežiūrinti tai, kad abonento bute vienu metu tomis pat paslaugomis naudojasi keli asmenys, jokio papildomo abonentinio mokesčio už tai nėra.
Ir tai dar ne viskas. Jeigu naudojatės kito operatoriaus paslaugomis, mes turime specialų pasiūlymą, kuriuo tikrai nenusivilsite. Kabelinės televizijos parabolė abonentiniai skyriai. Telšiuose, Marščio gatvė 11. Telefonas 8 4 4 4 7 8 2 8 1 arba 8 6 8 2 4 7 1 8 5. Plungėje, Vaišvilos gatvė 30. Telefonas 8 4 4 8 7 1 5 0 1 arba 8 6 8 2 4 7 1 8 4. Darbo laikas. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 iki 19 valandos. Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Platesnė informacija parabolės abonentų forume ir parabolės svetainėje. Laikas parodys, ar jūs mane išgirdote ir supratote. Bet aš galvoju, kad įrašydamas ir montuodamas tokias laidas, kaip ši, aš tikrai įnešu daugiau aiškumų į tai, kas bus Lietuvai perėjus prie skaitmeninės televizijos. Baigdamas noriu palinkėti visiems gerų švenčių ir pakviesti abonentų vaikučius dalyvauti parabolės velykinėme turnyre. O suaugusius kviečiu peržvelgti auksinės parabolės datas ir paklausyti mano mėgstamiausių kūrinių, kuris pirmą kartą buvo atliktas beveik prieš 60 metų. Tais pačiais metais, kai aš gimiau. I discovered the valley of the shifting, whispering sands while prospecting for gold in one of our western states. I saw the silent windmills, the crumbling water tanks, the bones of cattle and burros picked clean by buzzards, bleached by the desert suns. I stumbled over a crumbling buckboard nearly covered by the sand, and stopping to rest, I heard a tinkling, whispering sound, and suddenly realized that even though the wind was quiet, the sand did not lie still. I seemed to be surrounded by a mystery so heavy and oppressive, I could scarcely breathe. For days and weeks I wandered aimlessly in this valley, seeking answers to the many questions that raced through my fevered mind. Where was everyone? Why the white bones, the dry wells, the barren valley where people must have lived and died? Finally, I could go no farther. My food and water gone, I sat down and buried my face in my hands, and resting thus, I learned the secret of the shifting, whispering sands. How I managed to escape from the valley I do not know, but now to pay my final debt for being spared, I must tell you what I learned out on the desert so many years ago. You'll find this is not so. It is whispering, softly whispering, as it slowly moves along.
sand, as you lay and gaze on high at the heavens where we're hoping we'll be going when we die. Yes, it always whispers to me of the days of long ago, when the settlers and the miners fought the crafty Navajo. How the cattle roamed the valley, happy people worked the land. And now everything is covered by the shifting, whispering sands. How the miner left his buckboard, went to work his claims that day. And the burros broke their halters when they thought he'd gone to stay. Wandered far in search of water, onto old Sidewinder's well, and there, their bones picked clean by buzzards that were circling when they fell. How they found the aged miner lying dead upon the sand. After months, they could but wonder if he died by human hand. So they dug his grave and laid him on his back and crossed his hands, and his secret still is hidden by the shifting, whispering sands. This is what they whispered to me on the quiet desert air, of the people and the cattle and the miner lying there. If you want to learn their secret, wander through this quiet land, and I'm sure you'll hear the story of the shifting, whispering sands. Shifting, whispering sands. Kabelinė televizija Parabolė sveikina visus savo abonentus su šventomis Velykomis ir kviečia dalyvauti Velykinės trikovės turnyre, kuris įvyks 2012 m. balandžio 15 d. per Atvelykį 12 val. Telšių kabelinės televizijos abonentinėme skyriuje adresu Maščio gatvė 11 Telšiai. Dalyviai, abonentų vaikučiai nuo 6 iki 12 metų iki balandžio 11 dienos registruojami elektroniniu paštu ttv@parabolė.lt arba telefonu 8 444 7 8 281. Išsamesnė informacija apie šį turnyrą rasite mūsų svetainėje parabolė.lt, abonentų forume ir Parabolės informacinėme televizijos kanale.
Turnyro rungtys. Pirma rungtis – gražiausio margučio rinkimai. Antra rungtis – margučių ridenimo varžybos. Trečia rungtis – tvirčiausio margučio rinkimai. Prizai. Pirma vieta – planšetinis kompiuteris Prestižio 500 litų. Antra vieta – fotoaparatas Nikon Coolpix 300 litų. Trečia vieta – MP4 grotuvas Philips 200 litų. 3 paguodos prizai – 4 GB USB atmintinės MTech 40 litų. Nugalėtojus nustatys iš parabolės kalėdinio turnyro dalyvių sudaryta žiuri komisija. Turnyras bus tiesiogiai transliuojamas per parabolės informacinį televizijos kanalą. Turnyro eiga. Dalyviai renkasi 11:40 minučių adresu Maščio gatvė 11, Telšiai ir registruojasi dalyvių sąraše, pateikdami žiuri komisijai po 3 margučius. Dalyvių registracija baigiama 11:55 minutės. Gražiausio margučio rinkimai prasidės lygiai 12 valandą. Kiekvienas dalyvis žiuri komisijai turi pateikti po vieną savo paties numargintą margutį. Komisija kiekvieną margutį įvertins nuo 1 iki 10 balų. Margučių ridenimo varžybos vyks iš karto po gražiausio margučio rinkimų. Kiekvienas dalyvis į skaičių lauką ridens po 3 margučius, o žiuri komisija fiksuos, kiek kiekvienas dalyvis surinko balų. Tvirčiausio margučio rinkimų esmė yra išsiaiškinti stipriausią margutį. Dalyviai sustoja poromis pagal dalyvio numerį, pirmas su antru, trečias su ketvirtu ir taip toliau muša galais vienas kito margutį. Pirmas muša neporinis numeris. Po šito etapo dalyviai, kurių margučiai liko sveiki, mušis su dalyviais, kurių margučiai irgi liko sveiki. Vienu sudužusiu galu, su vienu sudužusiu galu. Ir taip varžybos vyks iki tol, kol liks tik vienas sveikas margutis. Kiečiausias margutis gaus 10 balų, su likusiu vienu sveiku galu 5 balus, visi sudužę margučiai po 1 balą. Mediniai arba kitaip dirbtinai sutvirtinti, sustiprinti margučiai rinkimuose dalyvauti negali. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas. Nugalėtojai bus nustatyti susumavus visų 3 rungčių rezultatus. Prizai nugalėtojams bus įteikti iš karto po rezultatų susumavimo ir nugalėtojų paskelbimo. Prizai. Pirma vieta – planšetinis kompiuteris Prestižio 500 litų. Antra vieta – fotoaparatas Nikon Coolpix 300 litų. Trečia vieta – MP4 grotuvas Philips 200 litų. Paguodos prizai – 3 prizai po 40 litų. 4 GB USB atmintinės MTech. Žiuri komisija. Poetė Zita Budrienė. Parabolės kalėdinio konkurso 1 vietos laimėtojas Ignotas Macius. Dailininkas Romaldas Stasiulis. Kabelinės televizijos parabolė abonentiniai skyriai. Telšiuose
Maščio gatvė 11. Telefonai 8444 78 281 arba 8682 47 185. Plungėje Vaišvilos gatvė 30. Telefonai 8 448 71 501 arba 8 682 47 184. Darbo laikas pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 iki 19 valandos. Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Platesnė informacija Parabolės abonentų forume board.parabolė.lt ir parabolė.lt. Margina margučius su vašku ir šiaudeliais, suvalkietišku būdu. O kokie gražūs. Lygiai gražiai dedam šiaudeliu vašką, paskui dėsim į dažus, kur vaškas liks raštai gražus. Ir bus labai gražus margučiai. Taip darydavo senovė ir mes taip mokam daryti, niekaip neblogiau.
Va jau ten yra biškį nudažyti. Niekas nemoka dažyti, tai man nepaprastai dažyti. Marginti, o ne dažyti. Ir ten biškį turi numarginti. Spalvų. Nu ir kaip čia išėjo. Čia visas procesas. Va, kokie gražus. Tas geras. Pažiūrėk, Kokie gražus. va, pažiūrėk. Kokie gražus. Aha. Gražus? Na, gražus, gražus. Gražus, o tu pažiūrėk į čia, miškį, suknę nori? O, aš čia uodego. Aš dažau. Aš techninis darbuotojas. Dailininkas Denis, Ja, o čia aš gražus koks. techninis darbuotojas. Nu, suvalkietiški margučiai. Nu, paskui bus žemaitiško. Labai gražus suvalkietiški margučiai. Dabar dar nėra jų. Dabar dar aš išimsiu, va čia puodas yra dar kitokį parodyti, koks puodas bus. A, čia lukštuose. Čia bus lukštuose, kai išlukštensim parodysim. Čia lukštuose, o kur tas pamokama, koks čia įdomus. Nu, tai čia visi mano daryti, labai gražu. Paskui reikia vašką nuimt ir lašinukais patremt. Na, gražu. Mes, Zenonas ir Gražina Langaičiai, norime pasveikinti visus giminaičius, draugus, vaikus, pažįstamus ir visus Lietuvos piliečius, esančius ir Lietuvoje, ir už jos ribų, įsimėčiusius visame pasaulyje, prisijungti prie mūsų ir saulėtą Velykų rytą sumušti po vieną iš šių margučių. Pasirinkite kiekvienas po savo gražiausią ir prisiminkite mus ir kartu ryte muškitės mus su mumis velykinius margučius. Su artėjančiom šventom Velykom, su patekėjusia pavasario saule. Kabelien televizijai Parabol sveikina visus savo abonentus su šventoms Velykoms ir kviečia dalyvauti Velykiniais trikojais turnyre, kuris įvyks šių metų valandžio 15 dieną per atvelykį 12 valandų. Telšių Kabelins televizijos abonentiniam skyriui adresu Maščių gatvė 11 Telšėje. Dalyvė, tai ir abonentų vaikučiai mažučiukai nuo 6 iki 12 metų, to iki balandžio 11 dienos registruotis elektroniniu paštu arba telefonu. Kas nesuspėsite, šaukštą po pėtų. Nesnauskit! Išsamesnę informaciją apie šį turnyrą rasit mūsų svetainėje abonentų forum ir Parabols informaciniam TV kanale. Turnyro rungtys. Gražiausių margučių rinkimą, margučių ridėjimų varžybas, tvirčiausių margučių rinkimą. Prizą tikrą poikį. Planšetinis kompiuteris Prestigio. Labą poikį, 500 litų vertės. O antrą vietą fotoaparatas Nikon Coolpix 300 litukų. Trečią vietą MP4 grotuvas Philips 200 litų vertės. Pagreit pats tas. Ir 3 pagauts prizelė, USB atmintienis po 40 litukų. Nugalėtojus
nustatys iš Parabols kalėdinį turnyrą dalyvių sudaryti žiūri komisijai. Viskas vyks sąžininga. Turnyras bus tiesiogiai transliuojams per Parabols informacinį TV kanalą. Žiūrėkit, būtina. Turnyro eiga. Dalyviai renkas 11:40 min. Adresu Mašči gatvė 11. Nevėluokit. Telšė. Ir registruojas dalyvių sąrašą, pateikdam žiūri komisiją po 3 margučius. Dalyvių registracija baigas 11:55 min. Kas nesuspėsit, bus šaukštą popėjut. Nesnauskit. Gražiausių margučių rinkimą prasidės lygiai 12 val. Kiekvienas dalyvis žiūri komisijos vertinimu pateiks po 1 margutį. Komisija kiekvieną margutį vertins nuo 1 iki 10 balų. Toliau bus margučių ridenimo varžybos. Vyks iškart po gražiausių margučių rinkimų. Kiekvienas dalyvis į skaičių lauk ridens po 3 margučius, o žiūri komisija viskon fiksuos, kiek kiekvienas dalyvis surinko balėlių. Tvirčiausių margučių rinkimų esmė yra išsiaiškinti stipriausių margutį. Dalyviai sustoja poromis pagal dalyvių numerį 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Muš galas 1 iki 4 margutį. Pirms muš neporins numeris. Po šit etapą dalyviai, kurių margučiai liks sveiki, mušis su dalyviais, kurių margučiai irgi liko sveiki. Vienu sudužusiu galu, su vienu sudužusiu galu ir taip varžybos vyks iki tol, kol liks tik vienas sveiks margutis. Kiečiausias margutis gaus net 10 balų, su likusiu vienu sveiku galu 5 balus, visi sudužę margučiai tik po 1 balioką. Medinė arba kitaip, dirbtina sutvirtinti, sustiprinti margučiai rinkimus dalyvauti negali. Nesukčiaukit. Nugalėtojų išsiaiškinimus ir apdovanojimus. Nugalėtoje bus nustatyti susumavus visų 3 rungčių rezultatus. Prizą nugalėtojas bus įteikti iš karto po rezultatų susumavimų ir nugalėtojų paskelbėjimą. Prizelė. Pirmą vietėlį planšetinis kompiuteris. Antrą vietėlį fotoaparats Nikon. Trečią vietėlį MP4 grotovas. Pagods prizelė USB atmintienis. Žiūri komisija Zita Budrienė, Ignotas Macius ir Romualdas Stasiulis. Tai va tiek, dalyvaukit ir nesnauskit. Nu, čia va yra, dilginių yra, visokių čia lapų yra, kokių tik tai nori. Bet va, nudažyti gali be nieko, tai tik tai su ramunėliais, su svogūnais ir su mėlynėm. Visi šitie ryškūs geltoni čia jau žinot. Ir visi kiti, kai dažai, tai nors sako, tai su beržo lapais, tai šitą, bet to visko dar reikia pridėti. Ir tą tauko reikia, ir ką pridėti, tokias spalva ir gaunasi. Ne tik nuo šitų priklauso, bet ir nuo pridėjimo daiktų klauso. Ir kai dažai, tai nežinai tiksliai, kokia bus spalva. Nu, ko reikia pridėti? Pagrindai deda rūgšties. Rūgštis būna, šlapimo rūgštis. Anksčiau buvo grina šlapimą. Ir tada žmonės nesakydavo, nu aš tau. Nesakydavo, ką deda. Nu, pasakys, kai kiaušinį dažai šlapime, nu, taigi nieks jo nevalgys. Nu, o paskui būdavo skruzdžių rūgštis. Rūgštinių rūgštis. Va šitos yra 3 pagrindinės rūgštys.
čia tiek, va. Padėk man čia. Ir paleisi. Nu, padėk. Vorą mažiau. O, kairėje dar. Dar vieną dėk čia. Aš irgi noriu. Dėk čia. O, visas skirtingas. Jokūbai, Velykos? Velykos? Ar Velykos? Jokūbai, ar Velykos? Oli! Kiaušinukus nusidažėm Velykom. Dabar paridensim, kuris toliau, ne? Pradedam.
Einu. Pala, aš dar paskutinį paleisiu.